Sveiki visi Lietuvos ūkininkas jūsų ekranuose. Nu tai ką, pasakau, trumpas video. Kodėl trumpas, pas tavę visą laiką trumpi, kodėl neilgas, todėl šis tas atsitiko. Tai dabar jau gali būt, kad video kelsiu po mėnesio, kelsiu video arba kelsiu video, kurie iš ankstesnių yra filmuota. Nes jau mėnesiui ramu. Kodėl? Tuoj sužinosit. Tai gerai, kas buvo, kaip matot, tuoj plakit. Matot? Bintas. Siuvo ranką. Siuvo dėl ko, kas buvo. Pakišo koją. O kas pakišo koją? Mano naujas pjūklas. Gerai, nusinesu šitus, tai jo vakarą. Sekmadienis. Na, aišku, aš pats debilas, sekmadienis nedirbu, bet kodėlgi. Geras oras buvo, šiltas, smagu, vėjas, nieko neputė, nešalta. Nors dabar gal yra rugsėjo, gal dabar iš video filmuoju, gal rugsėjo 5 ar 6, nu žodžiu nesmė. Tai jau sekmadienis, o papjaunu, žinot. Pjaunu, laikau, karočiai viena šita ranka šaką, o kita ranka pjaunu. Taip, ir aš kaip pjaunu, aš visą laiką tą pjūklą spaudžiu į apačią. Tai kaip buvo, plakit, aš to čia biškį pasidėsiu ir jums galėsiu parodyti, rankos nejudinu. Kaip nenujudinu, bet ne tiek daug. Kad čia šitą ranką laikiau, o šitą taivą pjoviau, kaip jums čia taivą. Ir kaip aš pjoviau, taip laikiau ir pjaudamas spaudžiu taivą. Per ranką, per šičia taip įsipjoviau, paskui čia ir čia. Tai šitą vidurinę žaizdą teko siūt. Kraujo kaip kiaulė papjovus. Nesąnant visų pagalvot, vakaras buvo. Tai, gerai, aš įsipjoviau. Viskas kaip man. Skausmų nejaučiu. Kodėl? Dėl to nes adrenalino gavau. Nu gerai, galvoju, pizdu gal ne taip smarkiai, bet paskiau žiūrau ant tų kopičių, kad man biški taip galvelės vaiksta ir žiūrau, kad kažko man labai pradėjau kraujas bėgt. Aš ją bištvaju rogiais, galvoju, ką daryti, nulipu nuo kopičių, nunešu kopičią, sakau, mama, nešk binto. Mama pasižiūri, o vaikutis sako į mašiną ir in klinikų važiuojam. Taip ir padarėm. Tai jo. Tai kračia nuvežė, vakar irgi vežė, ten tik binto, tik vyniojo, jo tai nuvežė pas daktaras atėjau, atsisėdau, tai pasakiau, kas buvo, ten įvertinau skausmą, ten pažiūrėjau pulsą, taip toliau, atėjo tą mano žaizdą, atvyniojo bintą, viskas. Ant gulto ranką ištiesiau, atsiguliau, jau žiūrėjau, ten jau suadėta, jau siuva. Tai nesiu okabės sudėjau, nes nėra taip giliai. Nu, nėra giliai, bet kaip pasakyti, žodžiu, giliai įsipjoviau, bet ne iki pat kaulo, galva per tiek, trūko, ir būčiau jau kaulą pažeidęs. Tai va, mokomės iš klaidų, nedirbam sekmadieniais. Ir jo bištvojų rogės. Ir karačiai tai ir būna, tai galvoju, nufilmuosiu tai jau mėnesiui. Ramu video nebefilmuosiu, nes labai yra sekmadienį, nes nėra pirmadienis, taip čia vakar, taip viskas buvo. Nu, kai pamatau tą pjūklą, tai net silpna darosi, visiškai fucking visas įsikruvino, visa maikiai viskas kruvina. Bet ką įdizvodys, nu tai ką? Sudėjo 5 kabės, uždėjo, ten išdezinfekavo pirmą. Nu ir jo, ir ką, ir viskas, ir paleido namo, sakė nešlapyt, nieko nedaryt, saugot ranką. Tai jo,
tai nuleist negaliu. Skauda, turiu vaikščioti taip ir viskas. Tik tais taip. Nieko kelt negaliu spaust su ta ranka, nieko visiškai negaliu, nors biški čia, bet kiek šitą bonką. Pakeliu į abi ištvairogį skauda. Tai džiaugiuosi, jop tvairogis. Ačiū Dievui, kad bent visus pirštus valdau, viską jau, tik kad spaust negaliu, nes labai skauda tą žaizdą. Tai eik tu sauda. Pizdės, va čia tai man taip pasisekė, kad eik tu nahui, neatsiprašant, nesikeikus. Nu jo, ir viskas, ir grįžau namo, paskiau dar, kai susiau ten į dabintotę, uždėjau tą seselį ten, karočią. Tai dabar šiandien yra pirmadienis, tai trečiadienį vėl varyti į klinikas, man pervynio šitą bintą, o paskiau ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, paskiau vėl pirmadienis ir varyt pirmadienį vėl pas daktarus, blet, skauda, nieko, kad išimtų man siūlus, tas kabės, nes sudėjau kabės ir dar galuose adatas susmaigsi ten kažkaip, kad tipo neprasižiotų ten ta oda, karočią. Nu tai jo, viskas iš tų galima atsiseikinti, su juo daugiau nebepjausiu, jau ačiū, nu aišku, tai daug kas sakys, tai kai vieną kartą įspėjau, tai neaiškia, kad jau nebepjausiu niekad gyvenime, taip žinau, bet aš nebenoriu pjauti, aš tiesiog tegu būna, ką žinau, aš jo nebenaudosiu, viskas. Aš taip tik sakau, gal iš tikrųjų naudosiu, bet nope, aš jo nebenaudosiu, bet eik to jo bišto rogės, blet. Nu, karočią. Tai jau, tai kaip ten toliau buvo, tai karočiai įsipjau, nulipau nuo kopėčių, nu, pasižiūrau, mėsos įsivertė, kaulas matosi, aš eiktų nahui, greit nuo kopėčių, nunešu kopėčias, bet aš neįskausmo nieko, kaip ten siuvo, aišku, irgi te viską šaldė man, bet jo, tai va taip ir būna, tai galvoju, nufilmuosiu, dabar reikia pasėti kamerą, nes reikia kumašim nuo pjūklo. Tai va, vakar tos daktaras, toks ateina tas daktaras, toks irgi fainas buvo daktaras, sako, aš žinau, kodėl tai buvo, toksai purtau galvą, sako, dėl to ne savaitę, dėl to, sako, nes sekmadienį dirba, tai va, su šito problema, aš jums galvoju, čia aišku iš bekumo, tai va, pjoviau ir kai pjoviau, taip spaudžiu, tai va, šitą va vietą taip parėjau ir per 3 šitas, tai bam, ne tik, kad įpjovė, bet pjaudamas viską išdraskė, mano tą visą fucking skūrą, viską išdraskė. Tai jo, tai ką mokomės išvedu toliau, bet aš jau su šitu pjūklu galiu atsisveikyti, jau daugiau jo nebepjausiu, kad ir kas bebūtų, kad jau geriau pieliuke pasipisiu, negu... Na, aišku, sakau, visiems visko būna, bet jau. Tai va tokios žinios, karočią, uždarom savo seifą. Tai va, kad šūdas tas, kad negaliu judyti su tą ranką, nieko absoliučiai negaliu daryti, visiškai su tą ranką nieko negaliu daryti. Tai biški, nu, karočią ir kaip ir, nu ką padarys. Tai va, čia savo dabar filmuoju. Tai va, subintuota, sutvarstyta. Viskas čiki-piki. Tai jo, dar aišku, dar šitiek liko supjat, bet aš jų nepjausiu, viskas eis velniop jau. Tai jo, šiandien į mokyklą neėjau, antradienį eisiu į mokyklą, bet grįšiu anksčiau, sakė, jeigu skaudės ar ką, nes man būna, kad skauda. Naktį tai iš viso, jie bištvai rogiais be miego, likau tą kurvą supista, blėt, pilnatis supista. Čia man gadino visą vaizdą. Bet dabar tokio dalyko ieškau ir neatsimenu, ką tik kur padėjau. Arba pamečiau iš kišenių iškrisdamas. Nu tai ką, dabar viskas, darbai viskas nurkti, dabar tiesiog lovai, gulėjimas lovai, vaistų gėrimas ir viskas. Nes turiu šitą ranką būti atsargiai, nes gali tos kabės atšokti ten kažkaip, kažką ten pasakojo. Tai nieko negaliu daryti, nes gali būti, kad rankai iš tą vietą įsitemps, gali plyšt. Nu ką, žodžiu, ir kaip ir, nu, nieko nepadarys, nu, tai vasarą toliau švenčiu va, savo
rugsėjo 5 ar 6 šiandien, va, dar šilta, jo, dar žiūrėjau į priekį orus, tai orai tai pasakiški. Tai tikiuosi, kad šį mėnesį dar bus geriau orai, nors šiaip tai pagal viską turi būti jau šalta, bet va savo ant šortų vaikštau ir kaip ir viskas gerai. Tik va sakau, dabar video bus po mėnesio, kol užgis, o gydymas sakė žiauriai ilgas. Kodėl? Todėl, nes didelė žaizda, giliai įpjauta ir ne tai, kad įpjauta ir praplėsta, tiesiog visa ranka man tiesiog išdraskyta. Ir žinot, ština pjūklas, pas mane fucking tas pjūklas taip paglastas, dar visų visų galingumu pjoviau aš ją. Tai jo, tai va, tiek šaikelę, palinkėkit man sėkmės ir mano rankytėjai. Ir ką, susitiksim kitam video, dar turiu nufilmavę video, va tiek, tik nėra laiko kada kelt. Nežinau, prie kompo gal šiandien įsėsiu, gal ankstesnį video kelsiu, gal šitas video išeis rugsėjo pabaigoj. Nieko, hebra, nežinau, neplanuoju į priekį, nes dabar tiesiog guliu lovoj, vaistus sau girdausi, nieko nedarau, tik va išėjau į lauką, žinot, ir video nufilmuot, nes, žodžiu, ir kaip ir toks gyvenimas, visi mokomės. Ir ką, susitiksim kitam video, tai... Bet šitą reiks iškirpti. Tai žodžiu, šakelė. Čiau ir susitiksim kitam video. Nepamirštam palaikyt, pasubscribeit, pakomentuot žinai ką ir pakomentuojam ar kaip mokykloj sekasi blogai ar gerai. Pakomentuojam apačioj, būtinai visus komentarus peržiūrėsiu. Ir jo, tai čiau šakelė, susitiksim kitam video.